Labadiena, mano vardas Algirdas Karalius, mes praeitą kartą su jumis kalbėjome apie tai, kaip organizuoti pasitikėjimų paremtą pardavimą, kuris garantuoja jums 24 valandas, 7 dienas per savaitę prieigą prie klientų. Ir klientas laukia jūsų, nes jūs jam duodat kažką labai naudingo, netgi neimdami už tai jokių pinigų. Šiandien pakalbėsim apie dar vieną instrumentą, kuris vadinasi konvejeriniai pardavimai. Tai mechanizmas, kuris užtikrina, kad pas jūs, jūsų sąskaita 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę ateina pinigai ir niekas negali sustabdyti tų pinigų srautų. Jūs turbūt žinot istoriją Fordo, kuris pakeitė visą automobilių gamybos industriją, nes jisai sukūrė konvejerį, o tai reiškia, per trumpą laiką galima pagaminti žymiai daugiau automobilių ir automobilis tapo ne prabangos dalyku, o prieinamu malonumų kiekvienam, kuris turi šiek tiek pinigų. Ir lygiai tokia pat revoliucija jūs galite padaryti jūsų pardavimų skyriuje, jeigu atsisakysite to, kas vadinasi multitaskingas. Tai dažnai pardavėjai atlieka daug darbų. Jie turi ir surasti naują klientą, turi paversti jį esamų klientų, turi po to vystyti santykius, o kai daug tikslų bando pasiekti vienas žmogus, tas srautas nuolatinis nutrūksta. Ko tu ieškai, tu skiri dėmesio naujų klientų paieškai ir ignoruoji tuo metu palaikymą ir vystymą santykių su senais klientais. Kai tu galų gale surandi naujus klientus, kol tu jį paverti esamų klientų, ką tu padarai, tu ignoruoji naujų klientų paiešką. Tokiu būdu pas tave atsirado tokie trūkčiojimai. Ir pinigai nustoja tekėti pastovias tokia srovelė. Jeigu tu organizuoji konvejerinius pardavimus, tai reiškia, kad tu turi organizuoti nuolatinį srautą. Įsivaizduokit piltuvėlį, į kurį ateina pastoviai nauji klientai. Ir yra mechanizmas, kuris užtikrina nuolatinį naujų klientų atėjimą į jūsų piltuvėlį. Ir šitas padalinys, kurį jūs turite sukurti, vadinasi lead generation. Jo tikslas atvesti ko galima daugiau klientų. Ir tai daroma 24 valandas, 7 dienas. Tuo pačiu metu, nestabdant pirmo proceso, jūs turite esamus naujus klientus paversti perkančiais klientais. Tai tam yra sukūriamas, tai vadinasi lead conversion. Tikslas lead conversion potencialius klientus paversti esamas, tai yra paimti iš jūs pinigus. Ir tai daroma 24 valandas, 7 dienas per savaitę. Tuo pačiu metu tie klientai, kurie bent vieną kartą nupirko, atiduodami account management skyriui arba padaliniui, kuris užsiima to, kad organizuoja papildomus pardavimus. Taigi šitas skyrius irgi dirba 24 valandas, 7 dienas per parą. Ir kadangi kiekviename skyriuje yra specialistai, kurie specializuojasi ties tam tikrom funkcijom, šitas srautas yra nepertraukiamas. Ir atsiranda ir žymiai geresnė darbo kokybė ir procesas tampa koksai labai gerai kontroliuojamas. Be abejo, reikia pasakyti, kad norint, kad gerai funkcionuotų šitas konvejeris pardavimų, jūs turite organizuoti konvejerinę žmonių atranką. O tai yra speciali sistema, kuri užtikrina, kad net jeigu kažkoks žmogus išeina dėl įvairių priežasčių, dėl prastų rezultatų arba dėl kitų priežasčių išeina iš jūsų kompanijos, jūsų konvejeris nesustoja. Tai reiškia, į kiekvieną iš šitų pareigų jūs turite turėti tam tikrą kiekį kandidatų, kurie pasiruošia labai greitai startuoti. Taigi prie konvejerinės atrankos sistemos jūs dar turite pridėti greito apmokymo sistemą, kuri leidžia per trumpą laiką naują kandidatą paversti profesionalų. Jie dar yra gerai, kadangi tu turi gerą mokymo sistemą, tau nereikia kelti labai didelių lūkesčių ir reikalavimų naujam kandidatui. Čia kaip McDonald's. Jeigu tu turi gerą sistemą, tu gali apmokyti bet kokį žmogų, daugmaž tinkantį šitoms pareigoms, tų įgūdžių kompetencijos. Taigi, jeigu jūs organizuojat štai tokį darbą, tai pas jūs yra nuolatinė kandidatų srautas,
nuolatinė apmokymų sistema, kuri funkcionuoja tarp kitų be trenerių ir yra sistemų, kuri leidžia efektyviai paruošti žmonės, nenaudojant jokių seminarų, nenaudojant brangių trenerių ir per tą patį laiką 24 valandas, 7 dienas eina srautas potencialių klientų, jie paverčiami lojaliais klientais, nes jie perka, o tas lojalumas nuolatos vystomas ir palaikomas būtent account management sistema. Tam, kad šitas darbas būtų nuolatinis ir efektyvus, kiekviename šitų padalinių jūs turite padėti žmonėms atsakyti į 3 klausimus. Pirmas klausimas – galutinis vertingas produktas, ką kūrė šito skyriaus žmonės, ką kūrė šito skyriaus žmonės, ką kūrė šitie žmonės. Antras klausimas – jūs turite aiškiai atsakyti objektyvius vertinimo kriterijus, kuriuos naudosite tam, kad įvertinti šitų žmonių darbą. Ir trečias dalykas, jūs labai aiškiai technologija, kuri leidžia aiškiai, greitai ir efektyviai pagaminti tą galutinį vertingą produktą. Taigi, tai yra sistema, kuri iš tikrųjų iš principų gali pakeisti ne tik darbo efektyvumą, bet ir klientų pasitenkinimą. Nes tai yra sistema, kurią jūs kontroliuojat, į kokybę jos yra garantuota. Taigi, jeigu jūs norite sujungti dabar pasitikėjimų paremtus pardavimus su šitą konvejerinių pardavimų sistemą, jūs turite dar pagalvoti apie vieną svarbų dalyką. Mes žinome, kad kai ateina klientas, labai dažnai pardavėjai parduoda kažkokį produktą arba pasiūlų produktą, pamirždami, kad yra tam tikros technikos. Ir jos turi būti kaip standartas įdėktos jūsų kompanijoje. Tai yra, turi būti upsellingas daromas, downsellingas, cross-sellingas, tai yra, turi būti pasiūlyta antra stiklinė, turi būti pasiūlytas produktas brangesnis, pigesnis, tai yra atskira komercinių pasiūlymų sistema, kuri, jeigu jos nekontroliuoti ir nepalaikyti, iš tikrųjų dažnai pardavėjai dėl užimtumų arba dėl tingumų nenaudoja. Ir čia prarandami didžiuliai pinigai. Taigi, padauginkite tai iš 3 pardavimų technikų, upsellingas, downsellingas ir cross-sellingas, ir jūs turėsite milžinišką pardavimo mašiną, kuri iš tikrųjų leis labai nesunkiai per 3 mėnesius minimum padvigubinti pardavimus. Jeigu jūs norite sužinoti tiksliai, kaipgi tai daryti, kokia yra technologija, kokie yra žingsniai daromi, kas po ko, jeigu jūs norite gauti checklistą ir norite įdiegti tą sistemą savo kompanijoje ir norite pasinaudoti geriausią pasaulio patirtimi iš geriausių kompanijų, nedaryti jų klaidą, sutaupyti laiką, sutaupyti lėšas, jums tiesiog reikia apsilankyti seminare, praktiniam seminare, kurį vadinasi padvigubink pardavimus, ir šitame seminare mes labai detaliai, konkrečiai, pažingsniui tiesiog paimsim jūs už rankutės ir nuvesim per visus žingsnius ir jūs išsinešit konkretų checklistą, kurį jums reikės tik tai pritaikyti savo darbę. Ir nesvarbu, ar jūs esate pardavėjas, ar jūs esate vadovas arba verslo savininkas, tai iš principo pakeis jūsų požiūrį į verslą, tai pakeis jūsų požiūrį į pardavimus ir tai, kas iki šiol buvo sunkiai kontroliuojama, taps visiškai jūsų kontrolės objektu. Ką jums labai ir linkiu. Taigi susitiksim su jumis mokymo programai, kuri vadinasi padvigubink pardavimus.